Žydo, pražydo, žiedais apsipylė, obelis tulpės, bijūnai, jazminai, paukščiai ir tie sau lizdus susisuko. Pastogiai jau žiūrim, kiek štukai 3 tupi. Ant poezijos patraukė. Kur netrauks, kai tokios pavasario patirtis pasipylė. Iš tiesų, tiek gėlių žiedai, tiek paukšteliai mus šį pavasarį labai pamilėjo. Ir zylės lizdelis svečių namelio terasoje susisuko, ir mažas kėlikės išsiritusios bei po pievas strikinėjančias matėm. Ką? Sakai? Žiūrėk. Vistikas. Žutė, kai matai. Galiausiai stebėjome, kaip kėkštų porelė šakelės lizdui krauti nešiojo, o paskui ir pačius kėkštukus drąsuolius, mūsų draugijos nepabijojusius, galėjome stebėti ir pakalbinti. Gražios pusnykės. Čia tie pukai, man atrodo, plunksnom pasikeitė greitai. Turbūt. Tokius dalykus nesudomų. Skanu. Ar malonu. Duodant rankas. Turim draugų. Tik pasivaikščiosim. Buvo ten šilkų, atsiliepė jam. Nieko, jis ten stupingai. Manote, kad labai lengva buvo į darbus įsikinkyti, kai tokie stebuklai aplink vyko? Nelengva. Todėl pradėjome nuo savotiškos revizijos. Žvilgsnio į tai, ką dar turėtume iki mokslo metų pabaigos padaryti. Susižiūrėjome, susidėliojome viską juodo ant balto, o tada jau nėrėme. Aš labai daug šią savaitę užduočių padariau ir man liko tik... 17 užduočių. Easy, per šiandien viską padarysiu. Prisiminsit man žodžiu. Lauke darbų kaip visada tokiu metu netrūksta. Žolė želia kaip pasiutusi, reikia nupjauti, suvežti ten, kur jį mulčiavimui tinka. Kada man tai minutai yra? Taigi, kai su tėveliu atvežėm. Tvorą tverti aplink savo valdas susiruošėme. Tai ir čia darbų yra. Reikia sužiūrėti, kur kokie brūzgynai tvorai trukdo, juos sutvarkyti. Na, ką vaikuliukai? Nu va, šaunuoliai, kaip čia gražiai sutvarkėt. Puikiai. Paskui mūsų laukė kūdros eksperimentas. Pernai kūdra labai žolėmis apaugo. Todėl dar vandeniui nepakilus, nepradėjus ją leisti papildomo vandens, ėmėmės jos valymo. Daug dumblių išvalėme. Kažkiek dar liko, bet vis švariau. Išvalėme, naujo vandens prileidome. Galvoju, palauksime, kol sudrumstas vanduo nusistovės. Ale vaikams nemotais. Ir į tokį vandenį šoko atsigaivinti po darbų. Tuomet rankos jau ir prie gėlynų priejo. Žemė baisiai sausa visur, vandens prašėsi. Tai Liutauras man į pagalbą atėjo. Ja, ten raudonėlis, toliau praeik ten astrai, ten yra visos. Ja, lauko darbai tuo tam kartui kaip ir baigėsi. Padirbėjus jau galima ir su draugais susitikti. Ir jei praeitą kartą matėte mini biliardą atsineštą draugų,
Tai šį kartą kurį laiką vaikai rungėsi prie didesnio taip vadinamo pūlo. Ir aš įmušiu nespalvotą. Tada tavo būna tokie dryžuoti ir tu juos turi sumušti iki pat galo, kad laimėtum. Tada tu turėsi įmušti juodą. O jeigu, pavyzdžiui, aš įmušu dryžuotą, tai mano būna dryžuoti, o tavo tokie nespalvoti. Ir tada tu turi nespalvotus įmušti. O kurie nespalvoti? Nu, taip, oi, nedryžuoti, va. Matai, yra dryžuoti, va tokie su baltais. Taip, mano nedryžuoti. Kurį pirmą įmuši, tas ir būna tavo, kaip sakant, tavo kaip komanda. Na, žaidžiam ir pamatys. O taip, juodą galima tik pabaigoje. Jo, Tik pabaigoje. Kai sumuši visus savo. Nes jeigu tai... Ne, va, šitą būtinai baltą. Jo, su baltu įmušinėjai kitus. Kaip tau patogiau? Bet atrasi, žais ir atrasi. Augustas va taip daro. Jo, pasistato ant pirštų, Aš jo. tai taip, man taip patinka. Gali taip, jo. Dai man ir matau. Ne, baltai. Pala, balta. Tai Liutaurai, tu pradėk ir parodyk. O pa, mano dryžuoti, aš du dryžuoti. Jo, kadangi dryžuoti, kuriuos... Jo. Okay, man patinka. Visgi biliardą greitai nurungė geras oras. Ir be abejo laužavietė tapusi viso kaimo vaikų traukos centru. Viskas vyko taip rimtai, kad net kiekvieno vaiko rolių sąrašas atsirado. Kad visiems viskas būtų aišku. Na ir be abejo, dešrelių ir bulvių kepimas ant laužo, o ir jame tapo neatsiejama viso to dalis. Nereikia tiek daug bulvių. 20 bulvių, jūsų yra 8 žmonės, tai po 2-3 bulvės. Kokie 8, 6? O Liudo nebėr? Liudas čia pavalgyti. Nereikėsim. Tai gerai, suviniokit visas, o iškepsim ne visas, paliksim, jeigu ką Tu dar vakarą. valgyti nenorėsi valgyti? Iškepkit, suvalgysim, iškeptos Jo, daug nedings. Bulvikės. Ar patiko bulvės? Sunku turbūt besuskaičiuoti, kiek kartų buvo degtas laužas ir kiek draugų prie to laužo sėdėjo. Ilgėjant vakarams, pokalbių ir bendravimo netrūkdavo kartais iki panakčių. Išmaldauk. Visą dieną. Kuriam laužą. Ką mes vakarą reikiam? Nuėjom pas mane namo. Grįžom čia, kad laužą užkuriam. Gerai? Išmaldauk savo tėčio, prašau. Ne, o tėjas nepam. Pakvies tėti pasėdėti prie laužo. Tėti, ateik. Buvo ir kitokių pabendravimų. Daugiausiai pas mus namuose. Tiek viduje, tiek ir lauke. Amžinas dešrelių piknikas. Vaikai jūs filmuoja. Ne, aš stalą filmuoju. Stalas. Truputį ir jos prisiminimui. Žiūrėk, kaip estetiškai atrodo. Aš žiūrėjau, nenulėsiu. Man vakar žiūrėjau užteko. Negalima? Kažką prieš turiu? Varbu. Ne, Ne, čia neturiu. yra socializacijos stygius. Vienų draugų viešnagės keitė kitų draugų nakvynės. Auga valgomas. Jo, valgomas tik vieną kartą. Jo. Pirmas ir paskutinis kartas tai valgomas. Na, o smagiausia pavasario patirtimi galiausiai tapo Liutauro ir kaimynės Monikos iniciatyva savarankiškai vaikų pradėta statyti namelis medyje. Gretimame sklype prakirtus mišką vaikai aptiko esant daug likusios nekondicinės medienos, paliktos pūti, iš kurios, bei dar mūsų turimo Europadėklų, jie nusprendė susiręsti savo buveinę. Taigi prasidėjo darbas. Ant pirštas. Pagal. Viskas. Už namo esantis šlaitas ir tiesus užlipimas į beržynėlį buvo ideali vieta šiai idėjai įgyvendinti. Stato namelį medyje. Ką tu pasakysi? Šaunuoliai, nu. Darbas taip greit nesidaro, todėl galutinio rezultato dar reikės lukterėti. Tačiau gera pradžia, kaip žinia, pusė darbo. Tiesa? Nespėjau nufilmuoti, kaip jūs taip gražiai nešėt tą. Jo, pakartokit. Nu, tai kokia čia namelio stadija? Čia sienos bus?
Ok, palauk. Reikia čia Arrivederci. Arrivederci. Svajonė svajonėmis, bendravimas bendravimu, tačiau dar ir įsipareigojimų šiokių tokių esama. Liutauras ėmė ir išaugo savo 3/4 smuiką. Taip netikėtai mus užklupo pilnos smuiko paieškos. Jas pradėjome nuo artimųjų, prisiminę, kad netolimas giminaitis yra įvairių smuikų kolekcionierius ir entuziastas. Tad pas jį ir nuvažiavome. Mums pasitiko išrikiuoti 6 smuikai, iš kurių 2 mums labai patiko. Tuos 2 namo ir pasiėmėme išbandyti. Abiejų skambesys mums labai patiko. Negalėdami apsispręsti, kuris labiau vertas dėmesio, nuvažiavome pas smuikų meistrą Alių patarimo. Abu smuikeliai reikalavo šiokio tokio remonto. Vis tik labiau dėmesio vertas pasirodė tamsesnis 20-ojo amžiaus pradžios vokiečių gamybos smuikas. Nors meistras kiek kreipė galvą, sakydamas, kad ten kažkur 1 milimetro teoriškai trūksta, kad nėra šis instrumentas iš tų, kuriais solistai groja. Tačiau mes, kadangi į solistus netaikom, tai mums jis ir su to trūkstamo 1 milimetro labai patiko. Dar pakeitėme stygas, nupirkome Liutaurui naują stryką, gerą kanifoliją, kiek paieškoję užsakėme ir dėklą, į kurį patogiai telpa visi smuiko aksesuarai, tad jau kaip ir viskas buvo padaryta. Beliko sulaukti to naujojo dėklo, o laukti teko dėja apie 1,5 mėnesio, ir jaunasis smuikininkas buvo visko aprūpintas ir patenkintas. Mūsų pasirinkimu labai džiaugiasi ir smuiko mokytoja, iš kurios akių matėsi, kad smuikas tikrai gražiai skamba. O svarbiausia, jis labai patiko ir pačiam Liutaurui. Net aš užpavydėjau, žinokite, tokio. Taigi, smuikas yra, dabar bereikėjo iki mokslo metų pabaigos koncerto iškankinti tą 2. Zeico koncertą G-dur. Šiaip netaip iškankinome. Gal ne 100%, tuo labiau, kad šį kartą Liutaurui groti kliudė netikėtai prieš pat koncertą išlindęs nervinis tikas, pasireiškęs kairės rankos riešo judesiu, kelis kartus trukdžiusiu kokybiškai groti, bet tačiau labai į galvą to neėmėme. Ir besimėgaudami gyvenimu judėjome toliau. O toliau mūsų laukia Suzuki akademijos organizuoti meistriškumo kursai Kaune su japonų mokytoju Šozo Matsumoto. Taip, kartu su bičiuliais Benu ir Jurgiu lankėmės Kaune. Duoklė muzikos mūzai buvo sumokėta. Tokiu akordu ir užbaigėme mokslo metus. Tačiau palaukit, nenubėkime dar į vasarą, nes prieš tai reikia spėti papasakoti, kas kitose frontuose vyko. Liutauras, kaip ir pernai, buvo pasinėręs į keturračio reikalus. Kaip mechanikams sekasi? Daug čia visko sukrito. Tai kažkas ten gedo, tai kažką taisė, tai vėl gedo, tai vėl gedimų ieškojo vienas su draugais ar su tėčiu. Naujų bekelės maršrutų ir naujų balų paieškos davė savų patirčių, atradimų ir džiaugsmų. Na gerai, ir šiek tiek išlaidų. Net ir grafikos darbuose dominavo keturračio motyvas. Gražiai labai gavosi. Super. Dabar galima padeginti, kol tu skaitai tiesiog. Gerai.
Galiausiai su dirbtinio intelekto pagalba Liutauras susikomponavo savo keturračio emblemą, kurią paskui atspausdinome, įlavinavome ir Liutauras ją sėkmingai prisitvirtino prie savo transporto priemonės. Naujas brandas, kaimo ratis. Labai geras. Naujas, geras. Tai kas tau ženklą padarė, papasakok? ChatGPT. Tai yra aš. Tikrai ChatGPT man nepadėjo niekiek. Aš tik paprašiau parekomenduoti spalvą. Šaunuolis, kaip, žodžiu, tu turėjai, kaip čia, tikslą, radai priemonės ir gavai rezultatą. Magdė tuo tarpu, kaip suprantate, keturračio reikalais tikrai neužsiminėjo. Ji savo amplua maudėsi. Šį kartą sugalvojusi įsikūnyti į aikštingosios klientės personažą vardu Šapaklek. Restoranas, havaisi! Alibidės! Kaip jai sekėsi, galite pažiūrėti jos pačios sugalvotame, suvaidintame ir sumontuotame filmuke. Čia pas jūs batų parduotuvė? Kad videomenas viena iš Magdės mėgstamų veiklų, kaip ir aišku. O štai, kad pati gali pasidaryti žaislą iš modelino ir seno rūbo, buvo netikėta ir labai žavu. Kaip čia jis vadinasi? Labubu. Labubu. Nu, eik, tu savo negaliu patikėti. Čia iš modelino veidas, iš modelino rankos, o ne? Tik reiktų dažnai, ką reiktų apsiūti tos dalykiukus, kad jie tada būtų... Tu jos siuvai ar jie kaip tas rankytės kuitės padarai? Siuvai ir išvertai? O, nu tai todėl jo taip. Jeigu tu jos susiūtum, nu bet šiaip visai fainai, eik tu savo. Nu šaunuolė. Nu liuks, tavo pirmas padarytas žaisliukas toks rimtas, sakyčiau. Taip pat bandė pirografą derinti su 3D pieštuku, tačiau šis būdas dar nelabai pasiteisino. Todėl 3D žaislai dėja dar turės palaukti savo eilės ir geresnių įgūdžių. Tai gerai. Nu taip, jie susilygina, taip. Dar po to galbūt baltą bliką padarys. Gerai, galėsiu. Tuo tarpu maisto ruošai jokių papildomų priemonių nereikia. Todėl progai pasitaikius darbuojame su Magde virtuvėje kartu. O ir šiaip gyvenime reikia išnaudoti visas progas. Pavyzdžiui, kad ir virtualiai, kad ir netiesiogiai, pabuvoti Everesto kalno viršūnėje kartu su Aurimu Valujavičiumi, kurį sekame nuo jo kelionės per Atlantą. Parėmus Aurimo kelionę, mūsų vardai atsidūrė ant vėliavos, kurią jis iškėlė Everesto viršūnėje. Jūros lygyje tuo tarpu baigėsi mano pačios iššūkis – surinkti Vytauto mineralinio vandens 100 metų sukakties tostų kolekciją. Neslėpsiu, visa šeima labai mėgstame šį mineralinį vandenį. Todėl kaskart ieškoti parduotuvėje kuo įvairesnių tostų ant butelių etikečių buvo tikrai nepaprastai smagu. Šiaip esu iš tų žmonių, kurie labai sunkiai pasiduoda reklamai. Tačiau šita tikrai mane pagavo be skrupulų. Aišku, iki naujųjų 2025 visos 24 metų kolekcijos surinkti nespėjome. Tačiau kadangi parduotuvėse dar kurį laiką ir toliau pylėsi tostai ant Vytauto etikečių, ramiai jas rinkome toliau. Tačiau štai, kai liko vos keli iki norimo 100, visai rimtai sunerimome, nes parduotuvėse apie tą laiką kaip tik visi tostai lyg susitarę dingo. Nepatikėsite, specialiai lakščiau po parduotuvės ir ieškojau pavienių, kur nors giliai lentynose užsislėpusių šios serijos likučių. O radusi jau net nebežiūrėjau, ar tie tostai mums tinka, ar ne visai, tiesiog grėbiau, kas buvo. Taigi, spėjome, surinkome savo 100 tostų kolekciją. Kai kurių tostų tikrai nesitikėjome, todėl turbūt įsivaizduojate, kokia laimė Magdai buvo išvysti etiketę su savo vardu. Dar smagiau buvo visiems susivokti, kad mokslo metai eina į pabaigą ir artinasi vasaros šiluma. Todėl pasistengėme kuo greičiau įveikti visus likusius iššūkius. Pavyzdžiui, suklijuoti visus Biblijos citatų, kurias mokėmės lipdukus ant mūsų citatų stendo. Išmokome šiemet apie 20 naujų citatų, sudėtų į daineles. Šilta citata šitą, čia priimsi mano žodžius ir paslėpsi pas save mano įsakymus. Kiek gali suskaičiuoti, kiek mes jau išmokom citatų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 65. Gerai. Taip pat įveikėme rašinio iššūkį.
Visus metus nusekliai sekė Sirtautų knyga teksto paslaptis, tikrai pajutome skirtumą tarp to, kaip vaikai dėstė mintis pernai ir kaip šiemet. Spėjome susipažinti su dar keliomis kalbos dalimis. Na, ausytę, vešiai. Dabar aš tėvai įvardžiai. Va. Tas, to, tam, ta, to. Ir smailik. Gerai. Tas, to, tam, ta, tuo. Mes. Kas yra įvardis? Tai yra kalbos dalis, kuris nurodo asmenį, daiktą, ypatybę ir skaičių. Arba skaičių. Taip, arba skaičių. Tai, pavyzdžiui, jeigu asmenį, tai čia tipo nenurodo, kas tai yra, bet tiesiog pasako ji, arba ta, arba šioks, anoks ir kelius, ten dar kelius, dar. Čia tu visų pavyzdžių duodi ir daiktų ir... Jo. Ir taip pat. Ir dar yra kaitomi nevienodai. Taip, vieni vienaip kaitomi, kitai kitaip. Nėra, kad visi vienodai, ne? Tik linksniai. Tas, to, tam, ta, ko, ta, ne. Taip. Ir dar yra linksniais ir skaičiais. Matematika pavasarį pasirodė nepalanki, todėl mokslo metų pabaigai užgriebėme lengvesnės temas iš geometrijos kilties. Istorijos kursą irgi labai norėjome užbaigti iki galo. Kelerius metus vis nesėkmingai įrėsi per Lietuvos istoriją, šiemet ją įveikėme. Ir nors Magdai kiek sunkiau sekasi pagauti visus niuansus, tačiau Liutauras jau pradeda sieti vis daugiau istorinių faktų su realybe, mąstyti, domėtis vienais ar kitais istoriniais faktais kiek nuodugniau, kuo labai džiaugiuosi. Pasklido po Lietuvą ir Lenkiją, o Rusijos valdžia numalšinusi sukilimą, ėmėsi griežtų priemonių prieš sukilimo dalyvius. Sumesti po straipsnelį. Sumesti po straipsnelį, matai? Jeigu taip rašytų dabartie, tai galvotų, kad čia... Nu tai va, senovė kitokie žodžiai, kokie išreiškimai, ne? Panašiai akademinio mokymosi kelionę pavyko baigti ir su kitais mokslais. Ir bet yra ten 4 tokie, ten tos rūgštys yra dezoksiribonukleodžių rūgštys. Tai jos yra 4 ir jos žymimas kažkaip ten raidėm. Tai A, P, D. Tai rūgštys. O palatė, įmanoma jos pavalgyti, suvalgyti. Tai įsivaizduoju, kokia jos mažuma yra. Tai, o kiek jų turi būti? Kiek jų turi būti viena, kad būtų va toks kamuoliukas? Nesuskaičiuojami biliardai. Mam, o seilėse irgi šitie? Ką? Šitie. Seilėse? Visur. Taip, po truputį mokslo metai visai artėjo į pabaigą. Beliko paskutinis štrichas – sudalyvauti Emilijos organizuotose mokslo metų pabaigtuvėse per Jonines. Prieš jas tiesa, Magda dar porą dienų praleido pas mus su savo draugė Barbora, ko pasekoje introvertiška Magdos natūra nebeatlaikė ir nakvoti jį pas Emiliją su kitais nepasiliko. O štai Liutauras visas 3 dienas didvyriškai atlaikė. Nepaisant nei pirmą naktį užklupusios liūties, skandinusios gretimą merginų palapinę. Galima padaryti bosį netgi, tipo, imi su pirmą stygą ir antrą. Tokį, žinai. Sėkmingai stovyklautojai atlaikė ir 7 km žygį per liūtį iki Eglės Anytos namų, kuriuos pasitiko sausų kojinių pakaita ir šiltos picos. O kokia bala? Nu ką, mes pas močiutę, pas Emilijos močiutę. Ir pas Sofijos močiutę. Taip, kaip gera čia gera. Barbora jau užmigo.
Šiandien tiek gera, kad neužmigo vakaras ir mes valgom zafyrus. Kaip jūsų nuotaiko šiandien? Aš noriu išmesti vyrą. Taip daugmaž ir baigėsi mūsų mokslo metai. Vaikų įvertinimai atlikti, mano metinės ataskaitos parašytos, tad galima ramiai atsisėsti terasoje, pasidaryti kavos ir pasimėgauti gražia, ramia diena. Metai buvo tokie, apie kuriuos galima pasakyti, kad jie pranoko lūkesčius. Buvo daug atradimų, suvokimų, nustebimų ir paleidimų. Nusimetus nuo savęs ir nuo vaikų spaudimo pasimatė daug gražių dalykų. Todėl su viltimi žiūrime į ateinančius mokslo metus. Na, bet apie tai jau kitą kartą. Riedam vasarot.